Labas, 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 labas matematika. Sveiki, draugai! Visi kūgeliai, ritinėliai, kubeliai ir griežinėliai. Visą savaitę nekantriai laukiame, kadagi ateis šis pirmadienis ir vėl galėsime su jumis susitikti. O ar laukiate mūsų jūs? Kas mus jau pažįsta, sakome labas. O kas įsijungia mus pirmą kartą, prisistatau. Su jumis sveikinasi Pleputė Lina ir Smalsutė Ieva, bei laidelė Labas matematika. labas, 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 labas matematika. Šumbu, rumbu, rid, štai pas jūs jau atvedėjo 4. Labas matematika laidelė. Šiandien mes pasinersime į naujus pažinimus, tačiau prieš tai noriu patikrinti, ar per savaitę nepamiršote ilgaūsio vienetuko bei darbštuolio ūkininko dvejetuko. Nagi, noriu patikrinti jūsų atmintį. Taigi, pažvelgiame į savo delniukus, išskiečiame pirštukus ir skaičiuojame. 1, krutiname nykštį. 2, krutiname smilių. Nagi, pabandome dar kartą. 1, krutiname nykštį. 2, krutiname smilių. Valio! Paplojame patys savo. Taigi, 1, 2, 1, 2, aš lekiu greitu žingsniu. Į kaimelį stebuklingą, ten, kur nieko man nestinga. Kur? Ogi į Madam matematikos miestelį, susipažinti su trejetuke. Jūs pasiruošę, vaikai? Bet yra viena problema. Keliauti į Madam matematikos miestelį mes negalime tol, kol nepasakėme burtažodžio. O taip, tikrai taip. Bet kaip mes jau puikiai žinome, jis labai paprastas. O jaus visus išmokinsiu. Tai reikia tik 3 kartus suploti, tada 3 kartus sutrepsėti ir garsiai sakyti: Labas matematika. Nagi, pabandome visi kartu. Plojame, trepsime ir sakome: Labas matematika. Bet visgi dar atrodo, ne visi vaikučiai sakė burtažodį. Labai negerai. Tad dabar visi susikaupiame ir visi kartu plojame, trepsime ir sakome: Labas matematika. labas, 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 labas matematika. Rubrikėlė, pamokėlė. Rubrikėlė, pamokėlė. rubrikėlė, pamokėlė. Ir kasgi čia taip gardžiai kvepia? Ogi tai iš dvejetuko kaiminystėje įsikūrusios kepyklėlės. Šioje kepyklėlėje dieną ir naktį pluša bandelių kepėja trejetukė. Visuomet su plačia šypsena į kiekvieną užsukusi į jos kepyklėlę pasitinka. Tiesa, trejetukė kiek apvaloka moteriškaitė su gėlėta prijuoste ir nuolatos miltuotais plaukais. Tačiau ji tokia linksmuolė, kad kai jau juokiasi, tai nuo jos juoko skamba visas miestelis. Madam matematika šiandien trejetukiai atnešė 1 dvejetuko darže užaugintą kopūstą, kad ši iškeptų savo garsiųjų nuostabaus skonio minkštųjų debesėliai bandelių su kopūstais. Išvydusi Madam matematiką, trejetukė plačiai nusišypso. Sveika, madam, kaip laikotės?
Ar ragausite mano pyragaičių su grietinėle? Sodriu balsu paklausė trejetukė. Madam matematika net nespėja atsisakyti, kai jos delne jau puikuojasi mažytis, ką tik iš krosnies ištrauktas pyragaitis su ryškiai raudona vyšnia ant grietinėlės kupsto viršūnės. Ir kaipgi atsispirsi tokiam saldumynui? Apsilaižiusi pirštus, matematika paprašo trejetukės supakuoti jai dar 3 tokius pyragėlius. 1, 2, 3, suskaičiuoja trejetukė. Ir pati norėčiau dar vieną tokį pyragaitį sušlamšti, bet šiandien jau 2 suvalgiau. Ir vėl kaimynai juoksis, kad sveriu tiek pat, kiek vienetukas ir dvejetukas kartu paėmus. Na nieko, nuo trečiadienio pradėsiu laikytis dietos. Valgysiu tik vyšnaitės nuo pyragaičių kepurėlių. Na, ir gal dar kokį vieną kitą bandeliuką su bruknių uogiene. Madam matematika supratingai nusišypso trejetukiai ir atidavusi kopūstą bei susimokėjusi už pyragaičius patraukė link kepyklėlės durų. Šioje kepyklėlėje visuomet taip jauku ir miela, o trejetukė kaip visada iškepa per daug pyragaičių. Vieną sau, antrą draugui, o trečią nežinia kam. Tad tenka tą trečiąjį pyragaitį dažniausiai pačiai ir suvalgyti. Taip juk ir persivalgyti gali. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Štai kokia ta mūsų trejetukė. Tikra skanumynų meistrė. Tiesa, jai dažnai nesiseka, mat pyragaičių iškepa kiek per daug. Štai todėl yra tokia storuliukė, o kai užlipa ant svarstyklių, sveria tiek pat, kiek vienetukas ir dvejetukas kartu. Tad vaikai, ar dabar atsiminsite, jog trečiasis skaičius yra 3? Pabandome skaičiuoti nuo pradžių. Ilgaūsis 1, ūkininkas 2, bandelių kepėja 3. Dabar visi skaičiuojame garsiai. 1, 2, 3. Pabandome įsivaizduoti, ką tik iš krosnies ištrauktą skanų ir dar garuojantį obuolių pyragą. Padedame šį pyragą ant stalo. Vienas pyragas. O jei šalia jo padedame dar vieną tokį patį pyragą. Jau 2 pyragai. O jei mama iškepė ir dar vieną pyragą, tai jau 3 pyragai garuoja ant stalo. O kas eina po trejetukės? Vaikai, ar žino? Ogi 4. Bet apie ketvertuką pakalbėsime kitą kartą. Tad dabar, kad būtų lengviau įsiminti trejetukę, pasiklausykime Kosto Kubilinsko eilėraštuko apie skaičių 3. Aš berniukas 3 metų, man jau reikia 3 ratų. Mes Vilnių nuvažiavom, 3 ratuką Vilniai gavom. Geras mano 3 ratukas, kai važiuoju ratai sukas. Ir atbėgo 3 gaičiai ir suriko išdidžiai. Ko, kakariekų, ar nėra blogų vaikų? 3 gaidžius aš suskaitau, 3 gaidžius aš nuvaidžiau. Tiš, gaidžiai kakariekų, čia nėra blogų vaikų. Rimti dėdės ir tetos. Euklidas gyveno apie 300 metų prieš Kristų. Jis parašė veikalą Pradmenys. Sakoma,
kad tai labiausiai skaitomas kūrinys po Biblijos. Jis susideda iš 13 knygų. Jose Euklidas pateikė pagrindinius matematikos teiginius. Tokius kaip taškas yra tai, kas neturi dalių. Na taip žinoma, pimpt, priglaudėm parkeliuką ir štai taškas. Jei pradėsim jį spalvinti, apvedžioti ir padarysim storą, jau bus nebe taškas. Kaip paprasta, bet juk būtų negerai, jei matematikai nebūtų susitarę ir vienas iš jų tašką žymėtų mažytį, o kitas per visą lapą. Todėl Euklidas padarė labai gerą darbą, nustatė taisykles ir visi pradėjo jų laikytis. Kitas Euklido teiginys lygus vienam ir tam pačiam, lygus ir tarp savęs. Čia jau šiek tiek sudėtingiau, bet pagalvokim, jei tau 7 metukai ir tavo draugui 7 metukai, tai jums abiems tiek pat metų. Paprasta. Taip pat Euklidas pirmasis tyrinėjo pirminių skaičių savybes ir įrodė, kad jų yra be galo daug. Pirminiai skaičiai tai tokie skaičiai, kurie dalinasi tik iš vieneto ir savęs paties. Tai reiškia, kad jei turime pirminį skaičių saldainių, tai norėdami juos padalinti po lygiai, galėsime padalinti saldainius tik tokiam skaičiui vaikų, kiek yra saldainių ir jiems teks tik po vieną saldainį. Arba vienam vaikui atiduosime visus saldainius. Pavyzdžiui, skaičius 3 yra pirminis, nes 3 saldainius galime padalinti arba 3 vaikams, arba atiduoti visus 3 vienam vaikui. Bet niekaip nepavyks 3 saldainių po lygiai padalinti 2 arba 4 vaikams. Koks gudruolis buvo tas Euklidas. Rimti dėdės ir tetos. Kaip įdomu. Kaip įdomu! Su kuo valote ausis? Ar žinote, kas tokia yra kameloperdalis? Keistas pavadinimas, tiesa? Ogi taip mokslininkai vadina žirafas. Žirafos yra patys aukščiausi pasaulyje gyvūnai. Žirafų pasididžiavimas – ilgas ir stiprus liežuvis. Juo jos nusiskina aukštai augančius lapus ar kokią nors uogą. Neįtikėtina, bet žirafa net savo ausis išsivalo liežuviu. O ką jūs pasiekėte savo liežuviu? Gal bent jau nosį? Vidutiniškai žirafos liežuvio ilgis siekia net 45 cm, o tai yra beveik pusė metro. Vau! Tuo tarpu žmogaus liežuvis nesiekia nei 10 cm. Tad nieko keisto, kad su juo net savo nosį pasiekti sudėtinga. Didžiausias matematikai nuolatos ieško didžiausio pirminio skaičiaus. Nors žinome, kad pirminių skaičių yra be galo daug, bet stengiamasi surasti vis didesnius. Ir tie skaičiai tokie dideli, kad sunku net įsivaizduoti. Prieš metus buvo rastas skaičius, kurį sudaro daugiau nei 17 milijonų skaitmenų. Šis skaičius užimtų 4000 lapų. Tokiu skaičiumi galima užpildyti 4 labai storas knygas. Sakysite, kad neįmanoma. Kaipgi matematikai šį skaičių surado? Tam buvo panaudota daugybė savanorių kompiuterių, sujungtų į vieną tinklą
Ir taip buvo bandoma rasti didžiausią skaičių. Šis skaičius labai ypatingas. Jis nesidalina iš jokio už jį mažesnio skaičiaus išskyrus vienetą. Tik pagalvokite, kiek daug yra už šį milžiną mažesnių skaičių, bet jis ne iš vieno nesidalina. O kam toks skaičius reikalingas? Didžiuliai pirminiai skaičiai naudojami kodavimui. Naudojant tokius skaičius, slaptai užrašoma informacija, kai nenorima, kad kiti asmenys apie ją sužinotų. Knarkimas. Miegodami knarkia 1 iš 8 žmonių. Tai reiškia, jog iš sutiktų 8 žmonių 1 iš jų turėtų knarkti. Tad jei Lietuvoje yra maždaug 2 900 000 gyventojų, iš jų knarkia net 362 500 žmonių. Įsivaizduokime, kad jie gali miegoti viename kambaryje. Tai bent nemažą triukšmą jie visi kartu sukeltų. Kodai. Senovėje taip pat buvo koduojama informacija. Pavyzdžiui, Romos imperijoje Julijus Cezaris, norėdamas, kad nebūtų sužinota slapta informacija, turėjo slaptą kodą. Vietoj vienų raidžių jis visada rašydavo kitas. Pavyzdžiui, raidę L reikšdavo raidė P, raidę A raidė E, raidę B F, raidę S V. Taigi, vietoj žodžio labas rašytume PFEV. Žmogus, nežinantis raidžių reikšmių, tikrai nesuprastų, ką tai reiškia. Ir jūs pabandykite sugalvoti savo slaptą kodą. O kai sugalvosite, būtinai šiuo kodu pasidalinkite su mumis. Atsiųskite mums laiškutį, kuriame paaiškinkite, kaip naudotis kodu. Tai bent bus įdomu. Laiškus siųskite adresu labasmatematika@gmail.com. Sėkmės! Kaip įdomu. Kaip įdomu. Aš anksti iš ryto į mašinytę sėdu, pasuku raktelį ir iš kiemo riedu lekia mašinytė, purškia ir riaumoja, ji tokia mažytė, medžiai mums mojuoja. Hei, visų greičiu, riedu aš keliu plačiu. Mano mašinytė, graži greita mažytė. Ei, visų greičiu, riedu aš keliu plačiu. Mano mašinytė, graži greita mažytė. Man labai patinka išdidžiai vairuoti, o draugų gal 100. Nori pavažiuoti, lekia mašinytė, burskia ir riaumoja, ji tokia mažytė, medžiai mums mojuoja. Hei, visų greičiu, riedu aš keliu plačiu. Mano mašinytė, graži greita mažytė. Ei, visų greičiu, riedu aš keliu plačiu. Mano mašinytė, graži greita mažytė. Dangas galiuk žuvytė, vandenį auksinė, 4 ratukai, lyg žirgeliai dugne, bet iš sapno mielo greitai pabundu. Kai užaugsiu tokia, turėsiu iš tiesų. Hei, visų greičiu, riedu aš keliu plačiu. Mano mašinytė, graži greita mažytė.
vyresniems. Dalyba iš 3. Mūsų šaunioji kepėja trejetukė nori visko turėti tik po 3. Na, arba tokį kiekį daiktų, kad jų skaičius dalintųsi iš 3. Tiek jau to, sako trejetukė. Kaipgi mums sužinoti, ką galime nešti šiai tetuliai lauktuvių ir ko ne? Na ir galvos skausmas. Gerai, kad matematikai sugalvojo, kaip šią problemą išspręsti. Skaičius dalinasi iš 3, jei jo skaitmenų suma dalijasi iš 3. Nagi, pagalvokime, iš 3 dalinasi pats 3, 6, 9. Nes šiuos skaičius gausime vienas prie kito pridėdami trejetus. Nagi, pagalvokime, ar 12 dalinasi iš 3. 12 užrašoma skaitmenimis 1 ir 2. Sudėję šiuos skaitmenis gausime 1 plus 2, 3. O 3 dalinasi iš 3. Reiškia, 12 dalinasi iš 3. Ar iš 3 dalinasi milijonas? Milijonas užrašomas vienetuku ir 0. Todėl jo skaitmenų suma lygi 1 ir jis nesidalina iš 3. Bet milijonas 2 dalinasi iš 3, nes jis užrašomas 1 vienetuku, 5 nuliais ir 2. Todėl skaičiaus skaitmenų suma lygi 3 ir skaičius dalinasi iš 3. Tai reiškia, kad galime trejetukiai nunešti 1,000,002 vyšnias ir ji nė trupučio nepasimetusi iškeps 1,000,002 bandeles. Matematika vyresniems. Šiandien laidelę jau baigiame. Tikimės, jums buvo smagu mūsų klausytis. Jei nespėjote mūsų įsijungti nuo pradžių, nesijaudinkite. Nuo dabar mus galite rasti jau ir YouTube kanale Labas matematika. Taip pat priminame, jog su nekantrumu laukiame jūsų laiškučių. Galite mums papasakoti kokią linksmą istoriją, atsiųsti piešinėlį, dainelę ar jūsų pačių sukurtą eilėraštuką. Laiškučius siųskite adresu labasmatematika@gmail.com. Susitiksime kitą pirmadienį 15:05. Laidelę Labas matematika kūrė Smalsutė Ieva Jasiūnaitė ir Pleputė Lina Matiukaitė. Iki susitikimo, draugai! Labas, 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 labas matematika.